E, Tai laba diena visiems. Labas Vilma. Nu, džiaugiuosi matydama tave pas save svečiuosi. Truputėlį pavėlavom, visų atsiprašom. Techniniai nesklandumai. Truputėlį prisistatysiu aš apie save. Esu Vilma Šatinskienė, intuityvioji mentorė, padedanti žmonėms išsilaisvinti iš praeities šešėlių, iš užstrigimo vidinio vaiko, pykčio, nuoskaudų, baimės ir kaltės. Šiandieną mūsų tema - meilės savo ir proto žaidimai. Tai kalbėsime apie tai, kaip atpažinti vidinius įsitikinimus, kurie mums stabdo ir kaip keisti savo vidinį dialogą, kad jis mus palaikytų, o ne kritikuotų. Su manimi šiandieną yra Vilma Jazdauskienė, tai gal pati prisistatysi ir geriau prisistatysi negu aš, tai prašau. Ačiū, Vilma, ačiū, kad pakvietei. Labą dieną tau taip pat ir labą dieną visiems, kas žiūrit. Aš esu Vilma Jazdauskienė, intuityvioji mentorė, fasilituojanti mentorė sąmoningo manifestavimo klube. Ir aš dirbu, padedu moteriams, kurios yra toksiškose santykiuose, jaučiasi pavargusios, įskaudintos, vienišos, nesuprastos, jaučia kaltę, nuovargį ir taip toliau. Ar aš jom padedu tam, kad jos vėl galėtų atrasti tą vidinę ramybę, paprastumą, lengvumą ir kad galėtų savimi džiaugtis ir didžiuotis. Ir dirbant su jom, aš matau, kaip jos gražiai atsiskleidžia, kaip jos gražiai susitvarko, kaip jos gražiai pamažu, vienos greičiau, kitos lėčiau, savo tempu grįžta į save, suranda tą savo ryšį ir atsigauna ir pražįsta kaip gėlės ir gauna visai kitokią tą gyvenimo kokybę. Ir tai mane labai labai džiugina. Ja. Matyti, kad realiai Tai va. viskas veikia. Tai va ir aš dar pridursiu. Meilė savo dažnai atrodo kaip natūralus dalykas, bet daugelis žmonių pastebi, kad viduje kažkas stabdo. Galbūt kritika, abejonės, nepasitikėjimas. Tai va, Vilma, kaip žmogus gali atpažinti, kad jo vidiniai įsitikinimai riboja meilę savo? Visų pirma, realiai reikėtų pagalvoti, išsiaiškinti, ar susirasti savo va tą tokį supratimą ar išjautimą, kas yra meilė savo, kaip jinai pasireiškia. Meilė savo, mano supratimu, tiek, kiek aš per savo patirtis išėjau, tai yra ribų nustatymas. Jeigu moteris yra toksiškose santykiuose, ar ne, kadangi mano sritis santykiai, toksiški santykiai, tai ribų nubrėžimas, tai išsiaiškinimas, kur man skauda, kur aš esu pervargusi, kokie yra mano poreikiai ir ar mano poreikiai patenkinti ir ar kaip jie būna patenkinti, ar aš esu gerbiama, ar aš esu mylima, ar man gera būti. Ir jeigu visuose tuose dalykuose, kuriuos išvardinau dar ir kituose, tu jautiesi, pavargusi, nepatenkinta, kalta, nelaiminga, vieniša ir tu va gyveni tuose, tai žinoma, tu nemyli savęs. Nes jeigu tu myli save, tu tiesiog jautiesi laiminga, jautiesi sėkminga, jautiesi gerai, jautiesi paprastai, jautiesi, visai kita kokybė būsenos, kai turi meilę savo. Ir dažniausiai, kai mes jau užsimanom, galvom, va dabar mes pradėsim mylėti save ir pradedam galvoti, ką mes norėtumėm daryti, kad, išreikštumėm tą meilę savo, pajaustumėm tą meilę savo. Ir tada mes galvojam, jeigu mes esam toksiniuose santykiuose, pavyzdžiui, ant mūsų, pavyzdžiui, šaukia, rėkia, ar kažkas yra nepatenkintas, ar agresija, ar
tas sunkus toks dėmesys nukreiptas į mane ir aš nesakau stop ir aš tai sugeriu, tai vadinasi, aš savęs nemyliu. Aš leidžiu, kad mane skaudintų, aš leidžiu, kad mane įžeidinėtų ir aš pati nepasitraukiu iš tos situacijos. Aš savęs nemyliu. Ir kodėl aš to nedarau? Nes galvoju, jeigu aš nutrauksiu, tai bus dar didesnis, pavyzdžiui, konfliktas. Arba aš liksiu dar labiau nesuprasta, aš liksiu dar labiau nemylima, taip toliau ir panašiai. Tai va, tai tos mintis, va tie įsitikinimai ir yra tos kaip pasakyti, programos protas. Tu nejudėk iš komforto zonos, tau dar nėra taip blogai, tu dar pakentėk. Po to kitą kartą, poryt, užporyt ar po mėnesio, tau bus gerai. Tu, nu, neik iš čia, tu pakentėk. Ir tada tu susitrauki, galvoji, jo, aš pakentėsiu, aš kaip nors praslinksiu. Tai čia yra santykiai. Pavyzdžiui, gali būti ir darbas. Tu nori pakeisti darbą, norėtų pakeisti darbą, ar ne? Ir tau tas naujas darbas atneštų gaivos, atneštų tokį asmeninį augimą, karjeroj būtų gerai. Ir tau taip gera vien nuo tos minties, bet aš bijau. Nes jeigu pakeisiu darbą, man nesiseks. Jeigu aš ten būsiu nepriimtas, jeigu aš sukonfliktuosiu su kuo nors, bet jeigu, bet tačiau tas, kas stabdo tavęs nuo to, ko tu nori, tai va ir yra tie proto žaidimai. Ar Tai atsakiau į klausimą? Daugmaž. jo. Ne. O dabar gerai, nu atpažįstam šios įstikinimus. O koks visai tas pirmas žingsnis juos keičiant? Pats pirmas tas, nu gal Sustabdyti. kokios praktikos, gal nu, afirmacijos ar dar kažkas, tai nu, vis dėlto vis tiek, nu, yra tų technikų, gal kokie tu naudoji. Pirmas, ką, pavyzdžiui, patartina stebėti save ir kaip jau ateina tas baimės, taip, aš nesu verta geresnių santykių, arba aš nesu verta geresnio darbo, arba aš nesu verta, pavyzdžiui, čia kaip pavyzdys, taip, tas ir tas, susistabdom save. O kas, jeigu aš esu verta? Ir jeigu mano draugė sakytų, tu neverta esi geresnio darbo, ar ne? Tau nepasiseks, ar tavo geriausia draugė tau sakytų, neik, būk, kur esi, pakentiek. Tau visai gerai, ką tavo draugė gera darytų, stumtų, sakytų, bandyk, žiūrėk, tau pasiseks. Tu vis tiek kaip nors ten, jeigu kas, vis tiek tu išeisi iš to. Vis tiek susirasi, vis tiek tu sugebėsi, taip toliau ir panašiai. Ir tada tu įsimotyvuok save šitai. Jo, čia tas geras. Neleisti, žinai, neleisti įsivažiuoti, nes čia tik įsitikinimas, kuris stabdo. Protas, kuris stabdo mus nuo komforto, nes jis stabdo mus išeiti iš komforto zonos. O komforto zonai mums visada yra saugu. Dėl ko, pavyzdžiui, moteris esančios toksiniuose santykiuose arba santykiuose, kur jau nebeveikia ir nieko jos irgi nedaro, negelbėja, pačios neina, neužsiema saviugdą, todėl kad tai yra komforto zona, todėl kad tai yra saugi zona. Aš pažįstu ją, kad ir kaip man yra nemalonu, kad ir kaip man yra gerai. Ir protas uždeda tokių. Būk čia, aš pažįstu, aš žinau, kaip situacijos kartojasi, tu elgiesi, tu žinai, kaip elgtis, nes jeigu tu plemba pasielgsi kitaip, kas bus, tu nežinai, tu išeisi iš komforto zonos. Tu išeini ten, kur tu nežinai, kaip viskas vyks ir kaip su visu tuo reikės elgtis. Ir tada mes prikūrėm labai daug tų, jeigu bus taip, tų scenarijų, visokiausių, kaip gali būti blogai. Galbūt mes turim 100 blogų scenarijų ir tik 2 gerus scenarijus. Nu, protas sako, nudėk pliusiukus ir minusiukus, žinai. Jo. Tai va, mūsų tas protas ir yra, tas kūrėjas prikūrentis visokių ir gerų, ir blogų, visokių iliuzijų. Bet tai yra automatiškai. Jo, taip. Tai yra automatiškai išeina. Ir išeina ne tik man, išeina ne tik tau, bet išeina visiems žmonėms tokie dalykai automatiškai.
Bet tik priklauso nuo to, kaip žmogus pajuta iš tos vietos, priklauso nuo to, kaip jis susitvarko su savo mintim ir su savo protu. Jo, Kiek taip. drąsos jisai turi. Ir kelia kitiems galvot ir baimę, bejonės, ir nepasitikėjimas. O, Mm. o kodėl, vat, vis tiek, vat, kyla klausimas, kodėl taip vyksta, kodėl protas kartais veikia prieš mus, vat, kodėl kyla, Nes vat. jis nori apsaugoti. Nes jis nori apsaugoti mus. Mm, Būni čia ir gerai tau. Eini tą patį darbą, nors jau nori kažko kito, nori pakeisti, bet tau čia yra gerai, tau nieko neatsitinka, tu žinai, tu gausi tokį pat atlyginimą, tu bendrausi su tai žmonėm, tu visą situaciją kontroliuoji, valdai. Bet jeigu tu išeisi ten į kitą darbą, padarysi kitaip, nu jau aš nežinau, kaip mes suvaldysim tą situaciją, nu ar ne taip. taip, taip, taip. O ką galim daryti, kad protas nustotų mus stabdyti ir pradėtų mus palaikyti? Jam parodyti, kad vat gali būti ir taip, gali būti ir kitaip. Pabandyti prisiminti, ką mes padarėm kitaip negu visada ir nebuvo taip baisu ir nebuvo taip negerai, negu mes tikėjomės, kad taip bus. Vat aš turiu vat, įrodymą, kad taip nėra. Jo. Bandom. Juk nieko blogo nenutiks. Nu kas blogiausiai gali atsitikti? Mhm. Vidinis dialogas yra mūsų kasdienė realybė. Jis gali būti mūsų didžiausias draugas arba didžiausias priešas. O kaip galim išmokti kalbėti su savim taip, kad tai augintų mūsų savivertę? Uh, mylėti ir mylėti save. Stengtis dėl savo gerovės. Nu ar ne taip? Kuo daugiau savo meilės. Kuo daugiau savo meilės ir daryti malonius žingsnius po truputį. Pavyzdžiui, jeigu aš, nu, kad ir darbė, nesvarbu santykiuose ar darbė, um, kad pasakyti savo nuomonę. Jeigu bijai pasakyti savo nuomonę, prisigalvoji, kad čia tau bus jau viskas, tave ten nulinčiuos, nukryžiuos, išmes iš darbo, ar ten tau gėda didžiausia bus, nes tavo nuomonė galbūt nepasitikiu tu taip savim. Pasakyti ir pažiūrėti, kas bus mažais žingsniukais. Pasakysi savo nuomonę, pažiūrėsi, kad nieko neatsitika. O dar kas nors ir pritarė. Jo. O dar kas nors užklausė, kaip tu mastai, nes tu dar gal įdomiai ir mastai. Kam nors dar patiko? Matai, va taip, va. Aš atradau, vadinasi, aš galiu sakyti savo nuomonę. Vadinasi, yra saugu sakyti savo nuomonę. Bet taip mažai žingsniukais po truputį išeidinėti iš to savo, žinai, ne komforto zonos. Brėžti Komforto. linijas. Brėžti Jo, linijas. brėžti linijas ir tas linijas, žinai, va taip, va, nu, va taip, nu, Tai čia darytis. būtų kaip kiekvieną dieną žmogus tą stiprina, vat, nu, ribas brėžti, nu, tą savivertę. Nu, čia kaip kiekvienos dienos darbas toks. Nu, kad savo Jo, savivertę padidintum. jo, jo, žinai, va, aš dabar galvoju, kad, va, mes, pavyzdžiui, pradėjome eiti į kursus, ar ne, Vilma, kas anksčiau, kas vėliau. Ir jeigu aš būčiau nebandžiusi tų ribų ir jų būčiau neplėtusi, aš čia būčiau nesėdėjusi. Ir tą patį tu Jo. būtum nedaręs. Taip, Jeigu mes nesusitvarkytumėm su savo protu, ar ne, ir su savo mintim ir neatsirinktumėm jų, kurios mums yra naudingas, tai mes čia nesidėtumėm. O viduje, taigi mes turim, kur mes norim eiti. Kaip mums žinoti, ar čia protas mums knisa protą, ar čia aš iš tikrųjų, va tas mano tas vidinis toks balsas, iš tikrųjų mano balsas. Tai mūsų vidinis balsas, tas tikrasis, ko mes norim, kuris pasako, norus visada eina su paprastumu, su lengvumu ir su džiugesiu. jo. Ir Mums dar paduoda tokį, svarbiausiai, jo, wow, tokį pūstą, žinai, Vilma, tokį, wow, dabar aš padarysiu, dabar aš noriu, dabar bus smagu, bus faina, aš jau įsivaizduoju, kaip gera bus.
tas yra mūsų draivas, tas yra mūsų varikliukas, supranti, kur, ei. Ir jeigu ateina va tos mintis, kurios mums taip numuša, nu, ant kiek jos yra realios? Ar ne? Va čia yra proto tie žaidimai. Nu, pastovėk, nu, neik, tau ir taip gerai. Labai pažįstam. O, Proto va, žaidimai labai pažįstami. Ir tai yra tipiniai. aš, pavyzdžiui, iš savo kelionės irgi galiu pasakyti, kad atsiranda tikslingi žmonės dar. Vat kaip mūsų mentorė Žaneta Jūra. Ir kuri, vat, atrodo, su tuo protu, aš, pavyzdžiui, kaip esu, buvau labai daug metų užstrigusi, gal apie 30 metų užstrigusi proto žaidimuose, nuoskaudose, tos visos baimės ir kančiuose. Ir tas vidinis vaiks man ten verkiantis mažytis, toks be meilės, be nieko. Tai va, bet kad atradau, vat, kas man gali padėti ir vat, tos technikos ir nu, visokie dalykai, iš tikrųjų, kur Žaneta mums ir suteikė, ir mes esam visus paaugusios, užaugusios, kaip sako, jau kažkiek tai atrodo dabar pamatai, koks žmogus ten yra. Nu, irgi įsisuks ir jam pasakoju, jis netiki visai tokiais dalykais. Nu, kad vat, tu gali savo padėti, tu gali savo iš visko išeiti, iš tų protų žaidimų, iš visko. Tai Bet žinai, Vilma, taip, nu, niekas kitas nenugyvens, pavyzdžiui, aš kaip suvokiu, niekas kitas nenugyvens mano gyvenimą. Niekas kitas nenugyvens mano gyvenimo už mane ir niekas kitas nepriims sprendimų, kurių aš turiu priimti. Niekas kitas, tik aš. Aš kuriu tą savo gyvenimą, aš dėlioju tą puzlį ir aš esu atsakinga, tai niekas kitas man ir negali imti va taip ir pakeisti jo, tik aš. Aš galiu prašyti pagalbos, pavyzdžiui, kai mes Žanetos kaip mentorius, ar ne. Mūsų gali prašyti kitos moteris arba vyrai pagalbos, nu padėti, nes mes išėjom, mes žinom, kaip susitvarkyti su tuo protu, mes žinom apie emocijas, mes žinom apie mąstymą tų žmonių, su kuriais mes dirbam. Ir galim. Ir aš, vat, pačioj pradžioje, vat, aš galvojau, kaip tie kiti žmonės gali būti, kaip tos kitos moteris gali būti tokios laimingas. Ir aš taip pagalvoju, jeigu gali viena, jeigu gali kitos būti laimingos, tai vadinasi, ir aš galiu būti laiminga. Tai ką jos tokio darė, ar daro, kad jos yra laimingos ir kad jos turi tai, ką jos nori turėti ir gyvena tokį gyvenimą, kokius jos nori turėti. Nes jeigu jos sugebėjo, nu, blemba, aš irgi sugebėsiu. Ir tu sugebėsi, ir visos sugebėsi, ir visi galim sugebėti. Ir sugebam. taip, Pasitikėkim savim. Nes mūsų reikia, gyvenimas apie mus. save reikia užauginti, nu, palaipsniui užauginti į tą savivertę ir su tuo protu susitvarkyti. Čia vis toks ir kaip auginimas susitvarkys. Ja, Ir pripildyti savęs, vat, meilės tos begalinės, iš tikrųjų, tai, nu, čia nuostabiai. ja. Tai va, Tai renkuosi, kokį aš gyvenimą noriu gyventi. Kokį aš gyvenimą noriu gyventi. taip, Kokią aš noriu gyventi, jeigu aš esu darnoje, jeigu aš esu vidinėje ramybėje, jeigu aš esu džiaugsme, jeigu aš esu paprastume, lengvume ir harmonijoje. Tai ir aplink mane kiti tokie yra, nes aš neprisikabinėju, neišsiknisinėju, nekaltinu. nepadarau, nekaltinu, negriaužiu, nedarau gaisro, nes nėra priežasties, kodėl. Tada aš priimu viską taip, kaip yra. Jo, Ir atsisuku, bet kas su manim, jeigu man negerai, tai kas su manim negerai. Kas čia yra, kas man kelia negerumą. Kai tai pradingsta, nu žinai, išnyksta, kai pastebi per praktikas, per užsiėmimus, per tam, naudodamas tam tikrus įrankius, tai tu susitvarki ir gerai. Ir piktas žmogus tau atrodo mielas ir tu jį myli. Ir piktas žmogus tu myli. taip, daug tų žmonių dabar yra, tų ir piktų, ir visokių, ir su tom nuoskaudom. Bet jo, labai svarbu atpažinti, pamatyti tai. Ja. Na, Gyventi nuoskaudas arba turėti nuoskaudas tai ne nuosprendis.
Tai išsilaisvinimas. Tu Laisvė. žinai, kad jo, gerai, tu žinai, kur pas tave yra tenai tie taškiukai, kur skauda, ir tu juos prasidirb, pasižiūrėk, nebeliks nieko. Ir Ir išgydyti. gyventi, Taip. išsikėti. Tai aptarėm tuos visus savo klausimus. Jums taip greit? Nu, mes greitai štai prabėgom, bišk su techniniais dalykais gavosi. Aš dar gal apibendrinsiu šiandieninį tą mūsų pokalbį. Tai šiandien kalbėjom apie tai, kaip atpažinti ribojančius tikinimus, kaip protas kuria scenarius ir kaip galim keisti savo vidinį dialogą. Tikime, kad šios įžvalgos padės mūsų žiūrovams geriau suprasti save ir su didesnė meilė priimti savo vidinį pasaulį. Tai va, ačiū tau, Vilma, kad pas mane užėjai į svečius su savo įžvalgom, su savo pasidalinimais, patirtim. Ir ačiū visiems. Nu, turėjom išeiti live, neišėjom, bet išeisim vis tiek kitų būdų. Uždarė Mes vis langą, tiek išeisim. uždarė langą, eisim per kitas duris, arba duris uždarė per kitą langą ir eisim. Ir ačiū, kad visi čia buvot ir kad kurie klausysitės mūsų to įrašo. O jeigu ką norit pasidalinti ar parašyti, tai parašykit po mūsų video ir baigsim susitikimą su tokiu fraze. Meilė savo prasideda nuo sąmoningumo. Drąsiai eikim šiuo keliu. Ir ačiū visiems ir apkabinu visus. Vilma ir tave apkabinu. Geras jausmas, kad pas mane svečiuosi. Ačiū Jo. tau, ačiū Rima, kad Ačiū. pakvietei, ačiū tas, kas klausysis, Jo. ačiū ir šokam Ate. savo gyvenimą. Ate.